esame Lietuvos aviacijos muziejaus vasaros, sakykime, atviroje ekspozicijoje, bendraujam su aviacijos veteranu Vytautu Gaidžiu. Stovime prie orlaivio, kuris turbūt gerbiamo Vytauto aviacinės veiklos gyvenime suvaidino turbūt nemažą vaidmenį ir Vytauto paprašytumėm prisiminti prie šio aparato savo aviacinę veiklą šiame aerodrome, ypač dėl to, kad šiuo metu aviacijos visuomenė rimtai susirūpinusi šio aerodromo likimu, jo paveldo išsaugojimu. Prašom, Vytautai. Aš anksčiau tarnavau karo aviacijoje, aviacijos ginkluotės mechaniku. Teko aptarnauti MiG-15, MiG-17, MiG-21 lėktuvus. Paskiau jau buvo Kaune užplanuota gauti sraigtasparnius Mi-8 ir Mi-2. Ir įsiuntė mus į kursus į Lipecką 4 kovinio panaudojimo ir permokymų centrą. Lakūnus, šturmanus, technikus, mechanikus siuntė ten. Ir mes baigę kursus, gavom iš Lenkijos naujutėlaičius tuos Mi-2 ir pradėjau 94 metais skraidyti Mi-2 borttechniku. Patikslinkite metus. Jūs sakėte 90, tai turbūt 1984. Tai čia 84. Dislokuotam Kauno aerodrome, šitam pulke. Ne, čia ne pulkas, čia buvo atskira eskadrilė. Taip. Vadinosi atskira mišri aviacijos eskadrilė. Ir kas į ją įėjo? Eskadrilė buvo lėktuvai An-2 ir An-14 ir sraigtasparniai Mi-8 ir Mi-2. Anksčiau tai buvo Mi-4, An-14, An-2 ir Mi-1. O paskiau jūs pakeitė Mi-8 ir Mi-2. Jūsų specializacija buvo karo aviacijos specialistas. Karo aviacijos. Tai kokią mokyklą jūs baigėte? Aš baigiau 87 aviacijos ginkluotės mechanikų mokyklą Morozovskų mieste, Rostovo srity. Taip, 1960 metais. Ne, 59 metais. 58 išėjau į kariuomenę ir 59 baigiau mokyklą, paskiau išvežė tarnauti į Vengriją. Ten tarnavau, ten MiG-17, MiG-15, MiG-21. Tai tą laikotarpį, kada Chruščiovas mažino aviaciją, jūs pakliuvote tuo metu, kur buvote? Vengrija. Ir jūs nenukentėjote, sakykime, jūs toliau nebuvo išformuota jūsų dalis? Ne, mūsų pulkas buvo surinktas iš jaunų lakūnų, technikų perspektyvių, iš kitų pulkų. O ten kelis pulkus, visą diviziją išformavo, ten 3 pulkus išformavo, o į mūsų pulką surinko jauniausius, gabiausius lakūnus, technikus, inžinierius, jaunesnius. O net buvo karo dalyviai, kuriems liko mėnesis iki 25 metų iki pensijos ir tuos net paliosavo. Tai kitiems likimas buvo negailestingas. Nu taip, kitiems tai buvo, ten kitiems 3 mėnesiai, kitiems kiek liko, tai buvo nelabai smagu jau. Nebuvo jokios garantijos. Jie, kad buvo, kad reiškia įstojimas į karo, ne į karo mokyklos, bet iš tas institutus jiems buvo jau be konkursų. Tai tokia lengvata buvo. Tokia buvo lengvata, taip, kad jau galėtų pakeisti specialybę.
Na vis tiek, sugrįžtam prie technikos. Kaip jums sekėsi, reiškia, ar sėkmingai su orlaiviais? Ar jums sėkmingai, ar jūsų draugams sėkmingai, ar tam man tai sėkmingai buvo visą laiką. Nes tie nauji buvo sraigtasparniai čia, pirmutiniai, kurie buvo. Vot, paskiau, čia pakeitė, nes čia buvo suorganizuoti 2 atskiri aviacijos būriai ir pervesti į Kaliningradą, Lugavoje. Vot, tai jie mūsų naujesnius jau ten, kaip sakant, tiesa, netiesa paėmė, o mums atvarė iš Dresdenų, jau tokius, jau padėvėtus, kaip sakant. Bet mano buvo irgi toks iš naujesnių. Vot, Vokietijų paskiau davė seną tokį. Ten variklis buvo, tepalų naudojimas, jau virš normos. Ten man tu niekam nieko nesakyk, tu ten dapilk to tepalo, aš sakau ne. Ir aš į sraigtasparnio parengimo žurnalą užrašiau, kad tepalas eikvojamas virš normos. Ant manęs ant viršininką, aišku, jau supyko, bet paskiau jau pakeitė variklį ir aš su juo skraidžiau, o paskiau jį perdavė į Čekoslovakiją tą sraigtasparnį. O aš gavau vėl naują, tik iš gamyklos, ten jau naujausios serijos 36, ten jau buvo daug kas patobulinta, varikliai naujesni, ten viskas jau. Man vienintelis, kas buvo per visus tuos 11 metų, kiek aš skraidžiau, tai šitas apšildymas menčių užtrumpino ten. Naktį skridom debesyse. Čia nuo apledėjimo yra. Apledėjimo sistemos, taip. Vat. Buvo stiprus apledėjimas, vieną kartą išmušė tą jungiklį automatinį, kitą kartą išmušė vėl įjungiam, paskiau blykstelėjo viršui, debesys ir rūkė, tai labai tas blyksnis toks ryškus buvo, nemalonus. Lakūnas sako, ką darom? Sakau, tu vadas, tu spręsk. Nerimtai sako. Sakau, rimtai, tai ką? Nusileis iki 100 metrų aukščių ir įgrįžti į aerodromą. Mesgi nežinom, kas ten. Kiek ten išteklių. O vibracijų kokių? Nieko, nesijauti nieko. Viskas normaliai, viskas, bet mes jau apledėjimo sistemą, aišku, išjungiam, nes nežinai, kas toliau bus. O apledėjimas buvo intensyvus, kur ten, kur tai yra. Ten yra daviklis. Sakykit, tas daviklis radioaktyvus, ar čia? Ne, čia kalbėjau. Čia grinai mechaninis ledu, jau kaip pasidengiama, tai tada aišku. O radioaktyvus, tai yra šitie. Čia stovi, kur tas uždėtas, ten gaubtukas toks. Tai ten yra radioizotopinis. Taip, šitas. Tai va štai jisai. Šitas radioizotopinis. Tai dabar dar pavojingas yra. Ten yra šiek tiek radioaktyvios medžiagos. O šiaip tai... Šiaip man jokių ten jau... Šiaip tai buvo daug. Čia iš Kauno aerodromo 4 sraigtasparniai nukrito. Buvo per Žioplumą, ten buvo ten. Ar pačiam aerodrome įvyko avarijų? Ne, pačiam aerodrome, ne. Nebuvo? Ne. Skrendant iš Černiachovskų į Rygą buvo, tai ten pulkininkas toks. Birsan pasakė. Jis įsakė, nėra laiko pilt degalų, davai skrendam ir jiems degalai baigėsi ir jie ten, matyt, Rygos aerodromas buvo ir jie ten prieigose nusileido, žodžiu. Kaip nusileido? Apsivertė ant šono, sulūžų mentis, uodega ten, viskas, žodžiu, jau ten. Remontas didelis buvo. Kitas skrendant iš Engelso, iš remontų gamyklos, iš variklių išlėkė mentelė, prapušė korpusą, pramušė kapotą ir jie pajuto ten, kad kažkoks švilpimas, vibracija ir jie irgi išjungė tą variklį, pamatė, kad temperatūra šokinėja jau ten rodiklį, jie išjungė tą variklį ir su vienu varikliu nusileido, įsirinkė aikštelę. Vienas tai čia, šiauriniam to daly aerodromų čia buvo sportas sraigtasparnių.
Tai jis čia per žemai skrido ir su užpakaliniu sraigtu, matyt, užkabino žolę, nukrito, apsivertė ant dešinių šonų, apdegė. O kitas tai skrido, lakūnas neprisisegė su diržu. Tas jau skrendant pamatė, griebė diržą, patraukė ir užkabino tą stop kraną vadinamą, kur degalus išjungė. Ir išjungė vieną variklį. Ne, tai gaisrinis kranas vadinasi. Gaisrinis kranas. O paskui jau griebė čia viršui, kur yra tie du stop kranai, tai vietoj tų išjungtų kairių variklių. Išjungė abu variklius ir jie nukrito. Tai va tokie buvo. Čia jau grinai per žioplumą, kaip sakant. Taip. O sakykit, ar teko jūsų ekipažui ką nors daryti pilotažinio elementų? Juk šito sraigtasparnio galimybės buvo nemažas. Nu, ar jūs, taip sakant, nebodami instrukcijų, ar esat atlikę kokias sudėtingesnės figūras ore? Ne. Instrukcija buvo ir viskas. Kas tokia jau buvo, kaip sakant, skrydžiai mažam aukštį. Mažam aukštį. Tai mes ten virš ežerėlių durpynų 15 metrų aukštį tai būdavo. Čia oficialiai užplanuota viskas tai ten skrydžiai. Nu ir būdavo šiaip visokių ten tų. Daleiskim, iš Tukumsų su 17. Ten jau prieki yra konusas, kur yra ta užslaptinta radio aparatūra. Ir jis tą konusą pametė. Išėjo ten iš reglamentinių darbų, tas konus taip į šoną atsidaro ir ten tie, nu, varžtai tokie, pasukami. Ne įsukami, bet pasukai atsuktų. Ir tas varžtas nebuvo suktas. Ir jie kai pakilo, konusas taip į šoną atsidarė ir nuplėšė jūros srovėje. O ten radio aparatūros, antenos ten slaptintos tos radio aparatūros. Radiolokacinės aparatūros, kur lėktuvas, nu, taip čia su kodai buvo. Taip, nu, taikinį, kuris ten jau tą, kaip sakant, paima. Nu ir mus siuntė ten, ieško tų konusų. Tokia lakūnas toks buvo, pasitinasis toks labai jau buvo. Pirmo atskirių sporto meistras, tai yra sporto meistras buvo, pirmą atskirių turėjo, paskui sporto meistras buvo. Nu ir jis mėgdavo taip jau ten pažemę palakstyti, kaip sakant. Nu ir ten daržai tokie studentės daržus šudavėjai, nu ir jis ten virš jų davė, tai jau čia buvo, ne pagal instrukciją nieko. Lyg tai konusų ieškom. O tą konusą tai rado, nu ten kolūkietis. Važiavo su arkliai, su vežimu ir pamatė kažkokią bačką ten mytos. Jis paėmė, parsivežė, skiau kažkam tai pranešė ir jį grąžino į tą karinę dalį. Žodžiu, visiems dalyviams gana sėkmingai baigėsi ta netektis. Nu, man tai nebuvo tokių jau. Nu, čia aišku, čia reikėjo daug dėmesio skirti ant viską. Prižiūrėti čia prieš skridimą iš karto. Degalus tikrini, tepalus ten viską, kad nebūtų netekėtų ten vanzdelius tos apčiupinėjai, apžiūri. Aišku, čia reikėjo daug dėmesio. Jūs minėjote Tukumso aerodromą, ar pačiam teko būti jame? Teko, daug. Aš dėl to klausiu, nes prieš porą savaičių, gal prieš 10 dienų, mūsų sportininkai dalyvavo šventėje atidarant Tukumso jau civilinį aerodromą. Tai matomai po to rusų išėjimo jisai nesėkmingai, reiškia, nebuvo panaudotas, dabar jis pradėjo veikti eilė organizacijų aviacinių. Ten buvo, žodžiu, su lėktuvai stovėjo ir remonto bazė ten buvo, su irgi Tukumse. Mes ten būdavom kokį manevrą, mes ten skrisdavom ir budėt, kaip kada tekdavo, kaip anksčiau, tai Mi-8 ir Mi-2 skrisdavo kaip paieškos gelbėjimo tarnybos sraigtasparniai. Mums ten tekdavo pabūti po savaitę. Surkiulė aerodromas ten Estijoje 40 km nuo Talino, ir Tukumse tekdavo ir kitos aerodromas.
O prieš atgimimą Lietuvos, jūs, kaip tarnyba jūsų baigėsi? Aš 86 metais išėjau į pensiją, tarnaudamas Vokietijai. Aš jau pensija buvau. Ir čia turėjote ryšių su sraigtasparnių baze, remonto baze? Aš dirbau ten. 6 metus dirbau. Tai iki atgimimo jūs dirbote šitą? Taip. Sraigtasparnių remonto bazė aš dirbau 6 metus. Kol neuždarė ją. Neišformavo ten kaip. Tuo metu Jonas Samulionis dar tarnavo? Ne, jis jau pensijų. O Miliūnas? Miliūnas dirbo, atrodo. Taip. O Samulionis anksčiau buvo išėjęs į pensiją. Samulionis ir šitas kadrilis čia tarnavo iš Samarkando. Atrodo, iš Samarkando, ten iš Vidurinės Azijos čia persivedė. Iš čia mūsų skadrilį kurį laiką buvo skraidinti Mi-4 dešinys lakūnas, o paskiau perėjo į sraigtasparnių remonto bazę lakūnų bandytojų. Taip, mes čia nesenai kalbinome Joną Samulionį, o rytoj turbūt visi susitiksime į paieškos gelbėjimo tarnybos poste Fredoje ir pajusime skrydį sraigtasparniu. Tai iki pasimatymo, Vytautai. Ačiū už pasakojimą.